labai lengva kalbėti po Justo, todėl kad jisai praktiškai atsakė į kokius 3/4 tų dalykų, kuriuos aš norėjau pakalbėti. Tai todėl geros dienos visiems, viso geriausio. Ne, iš tikrųjų Justas daug ką pasakė labai tiksliai ir kalbėdamas tokiam renginy visada jaučiuosi šiek tiek nejaukiai prieš tos žmonės, kurie profesionaliai moko jaunus žmonės, kaip daryti verslą, todėl kad man atrodo, kad verslo išmokyti struktūrinę prasme yra labai sunku. Buvo labai geras klausimas Justui apie jo išsilavinimą, todėl kad tai yra klausimas, kurį aš per savo jau ilgą gyvenimą, kadangi aš šiek tiek už Justą vyresnis, esu girdėjęs šiek tiek daugiau užkalnį, koks tavo išsilavinimas. Tai mano irgi nebaigtas aukštasis. Aš tik tai dar esu, kadangi taip jau man pasitaikė, kai gyvenau Didžiojoje Britanijoje, dar baigiau verslo administravimo mokyklą. Tai tokį truputėlį turiu, kur, nežinau, buvo man pakankamai įdomu, bet bent jau žinau, ko moko tokiuose mokyklose ir ką žmonės sužino. Mokslas formalus ir organizuotas yra niekas, verslas ir bandymas ir nebijojimas yra viskas. Tai yra būtent nebijojimas suklysti. Ir aš tuoj šitą labai nesunkiai įrodysiu. Dar vienas dalykas, kol nepamiršau, aš savęs ypatingų verslininkų nelaikau. Todėl, kad mane kviečia čia ne todėl, kad aš turėčiau didelį verslą, kuris samdytų daugybę žmonių. Aš turiu mano tikriausiai arčiausiai iš visos veiklos prie verslo, tai yra mano maisto apžvalgų portalas Laukinė žąsis, kuris dabar jau maždaug kokiais 4 aktyvaus gyvavimo metais uždirba pinigų ir mano samdomi žmonės yra tik tai tie, kai kurie man rašo ir tie žmonės, kurie prižiūri portalą, kurie užsiima visokiais techniniais dalykais ir dizainu ir panašiai. Tačiau verslininkų savęs dideliu nelaikau, bet dairausi į verslo idėjas ir čia buvo vienas iš... neslėpk idėjos stalčiuje. Kodėl dažniausiai žmonės slepia idėją stalčiuje? Todėl, kad jie nėra įsitikinę, ar tai yra gera idėja. Maža to, jie yra dažniausiai įsitikinę arba būna kitų įtikinami, kad tai yra bloga idėja. Iš tikrųjų, daugelis sėkmingų dalykų ne tik savo pradžioje buvo laikomi blogom idėjom. Jie ir dabar yra laikomi blogom idėjom, kai jie generuoja didžiulius pinigus. Aš jums duosiu vieną gerą pavyzdį, mano visi geri pavyzdžiai, bet aš duosiu vieną gerą iš tikrųjų pavyzdį, kuris yra pažįstamas tiems, kas gyvena arba studijuoja arba lankosi didesniuose Lietuvos miestuose, kur yra kavinių tinklas Coffee Inn. Tai yra lietuviškas tinklas, turimas 4 savininkų, kurie per 4 metus padarė šitą verslą, padarė tą verslą iš labai blogos idėjos. Niekas jiems, kai jie sugalvojo, Nidas Kiuberis ir kiti, nesakė, kad tai yra gera mintis. Kokia buvo mintis? Mes pardavinėsim šalyje, kurioje iš esmės nėra ypatingai kavos gerimo kultūros, nes jeigu jūs galvojat, kad jūs dabar matot po miestus, reiškia ryte miesto gatvėmis vaikšto žmonės su kartoniniais puodukais, nešasi į darbovietę kavą, kad čia tai buvo visada. Ne velnio, taip visada nebuvo, tai yra palyginti naujas dalykas. Kai buvo sugalvota šitas dalykas, tai idėją įvertino kaip blogą absoliučiai visi, į ką įkūrėjai kreipėsi. Sakė, kad biznio planas yra šūdas, kad absoliuti nesąmonė, nes nėra tokios rinkos. Čia buvo paminėtas dalykas kaip rinkos analizė. Taip, rinkos analizė yra reikalinga, tada jeigu jūsų idėja yra susijusi su darymu kažko tai, kas jau yra daroma. Ten buvo sakoma, ką jūs darysit. Jūs virsit kavą ir pardavinėsit po 7, 8 ar 10 litų kavos puoduką kam? Paaugliam. Tai yra durniausia idėja, kokia tik tai įmanoma. Čia tas pats, kas nunešti prie bažnyčios per atlaidus Rolexus ir pardavinėti bandyti bobutėms. Maždaug, jo, dabar specialus pasiūlymas yra 8 000 eurų vietoj 12 bobutė, ar nesudomins tavęs.
galbūt su bobutėm ir nebūtų išėję. Išskyrus nebent, vat aš dabar pats pradėjau galvoti, paskambinti bobutėjai, pasakyti, kad sūnus į avariją papuolė. Ir tada, kaip be abejo, kiekviena Lietuvos pensininkė turi kažkur tai pasidėjusi 40 000 eurų, šitų litų, reiškia, laidotuvėm. Kaip jūs visi žinot, visi turi būti pasiruošę euro įvedimui. Ateis žmonės surašyti litų turimų, reiškia, reikės atiduoti, perskaičiuoti ir paskui atnešti eurais. Čia ypatingai vienkiemėse labai gerai ir reiškia tolimesnėse kaimo vietovėse. Tai va, bet apie tą kavą niekas negalvoja, kad tikrai gera mintis, nes buvo galvojama, kad čia yra pardavimas produkto, kurio niekas nepirks. Nėra tokios rinkos, paaugliai kavos negeria, paaugliai pinigų neturi, paaugliai išleidžia kitiems dalykams, čia iš to nieko nebus. Dabar praėjo nuo jų darbo pradžios keletas, gal ir 10, aš nelabai tiksliai žinau, kada jie pradėjo dirbti. Dabar jie turi biznį, kur yra apie 36, man atrodo, paskutiniu metu buvo 36 kavinės, dauguma Lietuvoje, Latvijoje, man atrodo, viena ar dvi ir pirmąją atidarė Estijoje. Kiekviena tų kavinių generuoja gryno pelno apie 1000 litų per dieną, kas maždaug išeina apie 1 milijoną litų per mėnesį gryno pelno 4 savininkams. Čia jau apie pelną kalbam, ne apie išlaidas. Jie pajamų generuoja žymiai daugiau. Tai yra 4 žmonės, tokie maždaug amžiumi, gal jaunesni šiek tiek už mane ir šiek tiek vyresni už jūs, kurių kiekvienas uždirba per mėnesį 250 000 litų. Man atrodo, kad tai yra nebloga verslo idėja. Bet pažiūrėkit, apie juos visi šneka, ne visi, bet daugelis šneka, nesąmonė tos kavinės, kas ten gali gerti. Pripraskit prie tos minties, kad jūsų idėją vertins kaip blogą dažniausiai ne tik tai pačioje jos pradžioje, kol jinai dar nebus sukurta. Ją vertins kaip blogą netgi tada, kai ji gali būti sėkminga. Pažiūrėkite į komentarus, daugelis iš jūsų tikriausiai ne tik skaitote, bet ir parašote man po straipsniais, ten kiek tu gali ėsti storą kiaulę, pasižiūrėk į save, vaikščiok daugiau sporto klubus, nei restoranus. Aš matau iš akių, kad daugelis iš jūsų yra, nors vieną kartą kažką tokio parašė, ne apie tai šneka. Ir dabar prie mano straipsnių yra vienas iš populiariausių įrašų, kas gali tokią nesąmonę skaityti. Aš žinau ir Elrytas LT ir kiti portalai žino, kad mano straipsniai yra numeris 1, yra skaitomiausi. Jie surenka klikus visus, kokių reikia ir būtent dėl to man už juos moka pakankamai daug pinigų ir nori, kad aš publikuočiau. Bet vis tiek žmonės, kas gali tokį skaityti. Tipo, niekas neskaito. Ta pati, čia aš ne vienintelis, aš nemanau, kad aš kažkuo unikalus esu. Pažiūrėkite į žmonės, sakykime, kokius nors atlikėjus, sakykime, Natalija Bunkė, apie ją pasakys, kas gali tokio šūdo klausytis, dainuoja papais. Jeigu jūs pažiūrėtumėt Natalijos dabar užsakymų knygą, jos tvarkaraštį, kiek jinai užsakyta filmavimams, renginiams, koncertams ir taip toliau, tai pasirodo, kad gali kažkas tai klausyti. Nepaisant to, ją vertina neigiamai ir tų neigiamai vertinančių tikrai bus labai daug. Tai čia tikriausiai ta pirmoji pamoka, kad reikia tikriausiai galvoti apie tai, kad kokia bebūtų jūsų idėja, vertinimų bus labai daug ir labai neigiamų. Iš tikrųjų labai neigiamų. Kokia ta idėja bebūtų? Ta idėja galėtų būti tokia, kaip Justas pasakė apie viešbučio statybą Marse, tada tikrai visi pasakys, kad nesąmonė, tai neįmanoma padaryti. Jeigu jūs sugalvosit paprastą idėją, paprastą ir veikiančią idėją, vis tiek ją drabstys mėšlu, kaip tik tai galėdami.
Maždaug padarysit, pradėsit, nežinau, atidarysit kokius nors greitojo maisto restoranus, kurie bus tikrai sėkmingi, tai visi sakys, nu tai ką čia padarėm, tai atidarė greito maisto restoranus, visi ateina, atsistoja į eilę, sumoka pinigus, paėda kažką tai ir išeina. Kas čia per idėją? Nu kas čia per idėją? Tos iš tikrųjų, kalbant apie idėjas, tai idėjos neturi būti sudėtingos ir neturi būti kosminės ir daugelis iš jų iš tikrųjų yra labai paprastos. Ten priežastis sėkmės dažniausiai yra tokia, kad žmonės, kurie jas įgyvendina, tas idėjas, o įgyvendinimas yra visa svarba, bet žmonės, kurie jas įgyvendina, būna geriausi iš visų ir kai esi geriausias iš visų, tai tada tau yra didžiausia paklausa. Buvo minėta apie tai, kiek kainuoja programuotojai. Taip, programuotojai kuo geresni, tuo brangiau kainuoja, o geriausi kainuoja iš tikrųjų labai brangiai. Pabandykit, šiandien kas nors sugalvoja iPad'ui arba iPhone'ui appsą, kokį nors gudresnį, pabandykit pasižiūrėti, kiek jums kainuos tą dalyką pagaminti. Aš esu garantuotas jums nei per 3 dienas, nei per 3 savaitės nepadarys, jūs pradėdami klausinėti. Galų gale surasit kažką tai, kas tuos appsus gerai daro ir gali jau parodyti gerai padarytus. Ir pas tą žmogų kokio pusės metų yra laukimo laikas. Ir jisai paims iš jūsų daugiau pinigų, negu jūs įsivaizdavot. Kodėl? Todėl, kad jisai yra geriausias. Buvimas geriausiu yra, čia kažkas tai prašė suformuluoti labai trumpai 2 sakiniais, kaip atrasti save. Tai aš pasakyčiau, daryti tai, kas patinka ir daryti tai geriau negu kiti. Dažniausiai tie dalykai, man atrodo, yra susiję. Aš čia nesutiksiu su Justu, kuris sakė, kad būna taip, kad žmogus labai gerai kažką tai daro, bet jam labai nepatinka. Nu, čia kažkas tai truputėlį ne taip. Arba jisai nelabai gerai daro, iš tikrųjų, arba jam vis dėlto patinka. Aš nemačiau nelaimingų žmonių kažką tai labai gerai darančių savo profesijai. Paskutinį dalyką, kurį aš girdėjau, kad žmogus kažką labai gerai darytų, ko jisai nemėgsta, tai jau seniai pasitraukusi iš aktyvaus sporto Lietuvos olimpinė plaukimo čempionė Lina Kačiušytė yra vieną kartą pasakiusi, kad jai labiausiai nepatinka plaukioti baseine. Nes tai yra tik tai darbas ir jinai nemėgsta šito daryti, bet tai tikriausiai išimtis galbūt, kuri patvirtina taisyklę. Daryti tai, kas patinka ir tada pinigai ateina paskui. Ir daryti tai geriau negu kiti, nes kuo mažiau tokių kaip tu, tuo daugiau tau moka. Čia yra viena iš priežasčių. Ir čia yra viena iš problemų struktūrinio organizuoto mokymosi, kaip daryti verslą. Todėl, kad bet kokia mokykla dažniausiai visus moko maždaug vienodai tų pačių taisyklių. Ir kas būna po mokyklos? Po mokyklos baigimo būna labai daug žmonių, kurie išmoko lygiai tą patį, ką ir jūs. Jeigu tokių kaip jūs yra labai daug, tai reiškia, kad jums yra labai didelė konkurencija. Ir būtent tai ir yra mano šito pasisakymo tema, kad nebijok būti keistas, bijok būti kaip visi. Nes buvimas kaip visi tai reiškia ne tik tokį ten emocinį aspektą, kaip nuobodybę, arba tokį, liūdnumą, ar niekam neįdomu. Ne, kai esi kaip visi, paprasčiausiai turi labai daug konkurentų aplinkui save, kurie lygiai tą patį siūlo, ką ir tu. Ir kai yra daug siūlančių tokių pat kaip ir tu, tai tada kas atsitinka? Tada krenta kaina. Todėl, kad jeigu visi daro lygiai tą patį kaip ir tu, tai kitus aplenkti tu gali nebent siūlydamas mažesnę kainą. Jeigu darai geriau negu kiti, tada taip. Tada tu kainą nustatai savo, nes tavo yra išskirtinis produktas, išskirtinė paslauga. Viena iš pavyzdžių, kalbant apie blogas verslo idėjas, aš noriu duoti tą, kurį aš žinau labai apčiuopiamai, kadangi aš pažįstu juos darančius žmonės. Gerai žinomos televizijos kulinarės ir laidų vedėjos Beatos Nicholson vyras, kurį jinai parsivežė iš Didžiosios Britanijos, su juo tenai daug
metų pragyvenusi, pirmą ištekėjusi į Britaniją, gyvenusi Londone, o paskui nusprendusi, kad kaip ir aš nusprendžiau metus prieš tai, kad žolė žalesnė yra čia, arba galima gyvenime kažką išbandyti naujo. Ir jinai parvažiavo į Lietuvą, jinai labai gerai žinojo, ką darys, ves laidas, rašys knygas, dalyvaus renginiuose ir reklamuos Obelių aliejų, o jos vyras buvo nekilnojamojo turto plėtotojas. Šiaurės Londone Tomas Nicholsonas užsiiminėjo tuo, kad jisai supirkinėjo nekilnojamąjį turtą, kuris buvo žemesnės, kaip jam atrodė, negu rinkos kainos, kai buvo nelabai kokiam stovyje. Ta turtą jisai, tuos pastatus pasisamdė statybininkus, jisai privesdavo iki gero parduodamo rinkai tinkamo lygio ir paskui jos nuomodavo arba parduodavo ir iš to gyveno. Atvažiavęs į Lietuvą, jisai sugalvojo, kad jisai tuo visiškai neužsiims, jisai sugalvojo visai kitą dalyką. Jisai sugalvojo Lietuvoje daryti kepti picas. Ir visi, kas išgirdo iš jo apie tą mintį, o aš su Tomu daug bendrauju ir aš bendrauju su žmonėm, kurie bendrauja su Tomu, visi jam sakė, kad tai yra pati durniausia idėja. Lietuvoje, kur yra pica antrasis nacionalinis patiekalas po kebabų, kur pizzerijų tinklų, pradedant nuo didžiausio Čili iki Čarli ir apsaugok viešpatį, čia Akropolį dar Mambo, atrodo, yra neuždarę, bet mes visi gyvi viltim, kad kada nors gal jį uždarys ir tada tikrai bus truputį geriau Lietuvoje, tiek to. Bet iš tikrųjų Lietuvoje, kur yra pica labai išsiplėtęs patiekalas, kur yra infrastruktūra, kur picos yra netgi mažuose miesteliuose, kur vartotojas labai jautrus kainai ir vieni su kitais tinklai ir tiekėjai daugiausiai konkuruoja būtent kainą, kad pas mane 9,99, o pas mane bus 7,99, jeigu įsikirpsi kuponą ir taip toliau. Toj šaly anglas, nieko bendro neturėjęs su kulinariniu verslu, atidarys pizzerijų tinklą ir darys geriausias Lietuvos pizzerijas, geriausias Lietuvos pizzas. Ir jisai iš tikrųjų susigalvojo, kad jisai darys pačias geriausias Lietuvoje pizzas. Jisai nusprendė daryti pizzas tokias kaip Italijoje, tam jisai nuvažiavo į Neapolį, baigė pizzakepių mokyklą ir jisai susiimportavo visas medžiagas, kokių jam reikia ir kurių nėra Lietuvoje. Visko, ko nėra Lietuvoje, ko reikia idealiai itališkai pizzai, jisai atsivežė. Jisai pradėjo maždaug prieš metus su trupučiu pardavinėti per Kaziuko mugę Vilniuje, nusipirko mobilių picų krosnių, tikrų malkomis kūrenamų. Netgi susirado, kad galima, pasirodo, pačių geriausią skonį ir dūmo kvapą duodančių malkų nusipirkti nelauktoje vietoje. Pasirodo, ąžuolinių galima nusipirkti malkų palyginti nebrangiai iš baldus gaminančių įmonių, apie ką niekas nepagalvojo, nes visi pirkdavo malkas ten, kur parduoda malkas, o jisai nuvažiavo pas baldų pardavėjus. Ir jisai tik visą vasarą prasisukęs ir pasikėlęs labai daug pinigų, prekiaudamas lauke, prekiaudamas visokiose mugėse ir taip toliau, pardavinėdamas pizzas po 20-25 litus, labai staigiai kepamas, kur žmonės laukdavo iki 2 valandų eilėj, todėl kad buvo tokia paklausa ir parduodavo per renginius parduodavo 600-800 picų per vieną dieną. Tai atrodo neįmanoma, ten jau kelios krosnis ir daug žmonių. Jisai atsidarė pirmąjį Vilniuje stacionarinį restoraną ir netrukus, jeigu dar neatidarė šią savaitę, tai atidarys kitą antrąjį ir toliau viskas eis į priekį. Žmogus pasidaro labai didelius pinigus, labai sėkmingą verslą iš to, ką visi galvojo, kad yra labai bloga idėja. Jam iki šiol sako, tai ką tu ten pizzas, tai kas iš tavęs perka? Jisai gali parodyti tiem žmonėm, tiem skeptikams skaičius,
kiek jisai iš to uždirba, kiek yra parduodama picų, koks yra pelnas. Tie žmonės palinguoja galvą ir sako, nu, nežinau. Nežinau. Vis tiek jiems neatrodo. Tai pamoka yra tokia, kad skeptikams jūs nieko neįrodysite. Skeptikams jūs tikrai nieko neįrodysite. Aš savo liūdna patirtimi šitą sužinojau. Lygi šiol Lietuvoje maždaug apie pusę Lietuvos gyventojų, kurie skaito žurnalą Stilius, portalą Elytės LT ir mano portalą Laukinės žąsys, yra įsitikinę, kad mane maitina už teigiamas apžvalgas, o neigiamos apžvalgos yra užsakomos konkurentų ir jie man duoda tiesiog pinigų, kad aš suvartyčiau ten kokį kitą restoraną. Aš jums sakau, apie pusę žmonių yra tuo įsitikinę. Kai jų paklausi, tai kodėl taip galvoji, tai pasižiūrė, sako, tai ką tu kiekvieną savaitę čia po kelis šimtus litų gali restoranų išleisti? Nusakau, jo. Ai, nu vis tiek tikriausiai pakviečia ir duoda pavalgyti. Iš tikrųjų tai kviečia labai daugelis, ypatingai anksčiau kvietinėdavo kai kurie gana naiviai kviesdavo ir sakydavo, kad duosim pavalgyti, gal jūs tada galite kažką tai parašyti. Dabar jau tokių mažiau, kai aš juos esu iškoliojęs ne vieną kartą nacionalinės spaudos puslapiuose, bet vis dar tokių pasitaiko. Aš šito niekada nedarau, ne tik todėl, kad nebūtų labai smagu, bet tas mano apžvalgų portalas negalėtų veikti, todėl, kad niekas labai greitai galima prarasti pasitikėjimą. Ta prasme, žmonės pradėtų netikėti ir iš to nieko neliktų. Aš neturėčiau tų skaitytojų, tų kiekvieną dieną 10-12 tūkstančių lankytojų, kurios aš turiu kiekvieną dieną, kurie ateina ir skaito. Tai aišku, ne toks lankomumas kaip koks nors Delfis, bet vis tiek man regis neblogai. Ypatingai todėl, kad auditorija yra pakankamai tikslinė ir reklamos davėjai žino, kad ten pataiko į gana tokią mokę auditoriją. Abejonės ir neigimas yra vienas iš tų dalykų, su kuriais reikia nuolatos, net nekovoti, reikia išmokti tai priimti, reikia tai priimti kaip metų laikus, kaip blogą orą ir nesipiktinti dėl to. Jeigu jūs pasižiūrėsite į sėkmingus verslininkus, tai daugiausiai tie žmonės gali būti pasižymėję tuo, jeigu jūs pasikalbėsit su jais, kaip jie reaguoja į kritiką ir kaip jie reaguoja į piktus žodžius, kurie yra sakomi jų adresu. Jie yra išmokę, nes jeigu jie šito neišmoktų, jeigu jie neįsisavintų šito ir jeigu jie negalėtų su tuo tvarkytis, tai tikrai jie negalėtų ilgai išlaikyti. Tai yra tokio neigiamumo, tokio negatyvo, kurį patiria žmonės, kurie bent kiek yra matomi ir žinomi, yra pakankamai sunku ištverti. Ypatingai Lietuvoje, kuri yra, sakykime, toj skaliai labiau prie europietiško socializmo negu prie amerikietiško verslumo, negu prie anglosaksiško verslumo. Kur nors Amerikoje iš tikrųjų žmonės daugiau susilaukia to, apie ką čia buvo kalbėta, kažkokių pagirų, padrasinimo, paskatinimo. Lietuvoje šito daug nebus, per petį daug plojančių nebus ir kuo greičiau tai suprasite, tuo bus geriau. Man pačiam, ko gero, didžioji pamoka, didžioji patirtis buvo, kai prieš maždaug 4 metus aš nusprendžiau palikti savo gyvenimą ir darbą Didžiojoj Britanijai, kuris tikrai buvo daugelio žmonių požiūrių daugiau negu patenkinamas, turint omenyje uždarbį BBC ir turėtą irgi dar ir privatų vertimų verslą priedo ir visus tos dalykus, kurie buvo. Bet man pradėjo atrodyti, kad Lietuvoje aš galėsiu
pasireikšti labiau ir Lietuvoje galėsiu turėti smagesnį gyvenimą ir man nereikės vaikščioti kasdien pas darbdavį į biurą ir tai yra fantastiškas jausmas. Mane kartais stebina, kaip daugelis žmonių, kurie iš esmės yra verslus, atrodo verslus ir iniciatyvus, taip pasižiūri ir tada visas tas iniciatyvumas išgaruoja, kai prasideda kalba apie samdomą darbą su labai geru atlyginimu. Ir čia yra, šioks toks galbūt ir liūdnas dalykas, kad daugelis žmonių galvoja apie verslą tik todėl, kad samdomas darbas jų nuomonė jiems neužtikrins tokių pinigų, kurių jie norėtų, kad patenkintų savo poreikius. Tai yra, jie turi ne tą įgimtą pasibjaurėjimą samdomų darbų, arba, ne pasibjaurėjimą, gal tokį pasibodėjimą, pasidygėjimą samdomų darbų, bet tiesiog jie neturi problemos su samdomu darbu, jeigu jisai mokėtų pakankamai. Aš manau, kad iš tų žmonių, ir nesupykit ant manęs, bet aš manau, kad iš tų žmonių, kurie svajoja būti verslininkais, šiandien jiem tos svajonės labai šustrai praeitų, jeigu jiem pasiūlytų samdomą darbą su atlyginimu 20 000 litų per mėnesį. Tada sakytų, tai kam tada draskytis, jeigu yra ramus gyvenimas ir maždaug galėsiu turėti ir lizinginį automobilį ir nekilnojamo turto paskolą ir sau ramiai gyventi, kam tada draskytis. Man atrodo, kad sėkmingesni būna tie, kas iš tikrųjų labai nenori dirbti kažkam kitam, o labai nori dirbti savo. Man atrodo, kad tai yra didžiausias toksai sėkmės laidas, nes tai yra teisingas variklis. Kalbant apie teisingus variklius, man regis vienas iš sunkumų klasikinėme verslo mokymo modelį jums buvo paminėta ir jums sakys ir sakė ne vieną kartą, kad turi būti verslo planas. Verslo planas viskas yra su juo gerai. Verslo plane dėja yra tokie dalykai, kad ten dominuoja pinigai. Tai yra, verslo plane yra žiūrima, kaip jūs pradėsit kurti prekes ir paslaugas. Paskui tas prekes ir paslaugas pradėsit pardavinėti žmonėm ir per kiek laiko susiformuos toks pinigų srautas, tokios pajamos, kurios pradės ne tik tai dengti jūsų įsipareigojimus ir kaštus, ne tik tai padės grąžinti paimtus kreditus, bet ir paskui pradės jums duoti pelną. Tai yra, viskas remiasi į pinigus. Sėkmingiausios idėjos, aš jūs nuliūdinsiu pasakydamas, dažniausiai niekada nesiremia į pinigus. Jos remiasi dažniausiai kažkokiu tai beprotiškai geru, matau, Justas man mojuoja, sako, gerai kalbė, ne, jo, gali kalbėti toliau. Ačiū Justai, tu irgi gerai kalbėjai. Geriausios idėjos remiasi tikriausiai į labai gerai suprastą norą, ką aš dabar darysiu geriausiai, geriau už kitus. Ir tada visa mintis koncentruojasi į tai, kaip pagaminus patį geriausią produktą, kaip pagaminus tai, ko visi norės. O kiti dalykai, pinigai, jie tikriausiai jau ateis paskui. Vienas iš pavyzdžių yra, sakykime, verslų, kurie tikriausiai niekada nebūtų atsiradę, jeigu jų savininkai būtų pradėję nuo verslo plano. Yra nepaprastai sėkmingas restoranas, kuris yra Pamaryje. Jisai vadinasi Šturmų švyturys. Jisai yra ten už Šilutės Kintuose. Jų savininkas yra maždaug mano amžiaus vyriškis, buvęs marketingistas, nelabai ką išmanantis nei apie restoranų verslą anksčiau, nei apie žuvį, išskyrus tai, kad jam labai patiko žvejoti.
bet daugiau tai supratimo jo jokio nebuvo. Jisai praleido labai daugelį metų kaip profesionalus rinkodaros specialistas, dirbantis, gaminantis reklamas ir skatinantis žmonės pirkti viską nuo greitųjų kreditų iki muilo ir iki nupigintų atvėsintų vištienos kulšelių. Ką reikėjo, tą ir reklamuodavo, bet jisai žinojo, kaip veikia rinka. Tas restoranas yra fantastika, todėl kad iš vienos pusės tai yra toks nesuprantamas dalykas. Pirmiausia, į jį reikia gana toli važiuoti. Pirmą nuvažiuoja iki Šilutės, paskui reikia važiuoti dar. Ir atvažiavęs dar maža to turi nakvoti. Todėl, kad pirmiausia, kur tu išgėręs važiuosi atgal, toli ir kitaip, tai jisai ten turi dar ir viešbutį pasidaręs. Restoranas pasižymi kainomis, kurios yra nei skaidrios, nei protingos. Nes viskas yra padaryta marketingisto akimis. Kiekvienas dalykas turi nešti pelną. Pavyzdžiui, jisai suskaičiavo, jo vardas Česlovas, jisai suskaičiavo, kad neapsimoka pardavinėti žmonėms degtinę. Nors žmonės prie žuvienės ten degtinytės nori, atvažiuoja turtingi rusai, irgi nori degtinės, vienintelis gėrimas, bet kiek tu iš degtinės butelio uždirbsi ten maržos mažiausiai, daugiausiai kokia 40 litų, tai daugiausiai. Išgersta degtinės butelį ir viskas, ir eis miegoti. Žymiai geresnė yra idėja turėti alų, net ne Švyturio alų, iš mažo gamintojo, kuris patiekia tą alų po 3 litus ir Česlovas jį pastato ant stalo po 16. 13 litų yra pelnas iš vieno alaus butelio. Alaus butelio nusipirkimas dar po vieną alaus, kai hebra sėdi, yra labai greitas pirkimo sprendimas. Sėdi 6 žmonės, šmaukš, visi dar po vieną alaus, aišku, dar po vieną alaus. 6 žmonės kart 13, tai mes turim beveik netoli 100 litų labai greitai ir staigiai bumt ir įkrito. Jisai turi ir vynų, vynus jisai pardavinėja tik tuos, kuriuos importuoja pats ir tik tuos, kurių yra gera marža. Žuvis yra parduodama ne porcijom, o pagal svorį, tai yra pasižiūri į žuvį, patyręs žuvies ten tas virėjas šefas pasiūlo, sako šitą, žmonės nežinom, tai palinkčia galvą, sako, tai gal sako biskutį didesnę. Tai tada biškutį didesnė ir paskui ta žuvis yra iškepama ir paskui, kai ateina sąskaita, pasirodo, kad ta žuvis ten jiems kainavo kokią 80-110 litų, ta prasme, ne vienam žmogui, bet keliems, pridėjus kitus dalykus. Visiems prisimuša čekis toksai, kad yra daug žmonių, kurie važinėjo į Šilutę į bankomatą, dar pasiimti pinigų, todėl kad kortelių tenai irgi neima. Skirtingai, dar dėl to, kalbant apie tai, ar reikia klausyti, ką jums sako kiti. Nereikia klausyti. Kai aš parašiau apie tą restoraną, daugelis komentaruose rašė, o tai čia nelegalu yra kortelių neimti. Ne. Yra legalu Lietuvos Respublikoje imti tokį atsiskaitimą, koks jums yra patogus. Jeigu jūs imat korteles, tai dėl to, kad jums reikia, kad jums mokėtų kortelėmis. Dėl to, kad jūs galbūt nenorite atstumti mokančių kortelėmis. O grinais galima nustatyti tvarką, kad pas mane atsiskaitimas tik tai grinais. Daugelis to net nežino, daugelis įsivaizduoja, kad nustačius atsiskaitimą tik tai grinais, ateis mokesčių inspekcija ir nubaus. Tokio nėra. Mokesčių inspekcija baudžia už pajamų slėpimą, už darbą be kasos aparato, čekių nemušimą ir panašius dalykus. Bet galima padaryti atsiskaitimą tik tai grinais ir gauti dar papildomai pinigų, todėl kad nereikia mokėti bankams už aptarnavimą. Aš manau, kad tas verslas, jeigu jisai būtų parodyta tai, ką jisai dabar daro, kad iš atvažiuojančio žmogaus, reiškia vienai nakčiai pavalgančio ir pernakvojančio, jisai įsimuša į kasą maždaug po kokius 300 litų, iš kiekvieno atvažiuojančio. Tai visi sakytų, kad ne, tokio tikriausiai nelabai bus, nes nelabai Lietuvoje bus, kas čia norės taip daryti ir dar kažkur tai važiuoti tam, kad sumokėti dvigubai brangiau, negu tu mokėsi bet kur kitur.
Bet jisai tai padarė ir žmonėms patinka ir žmonės grįžta. Man jau rodė, kad liko 10 minučių, tai aš nuo to laiko prakalbėjau kokias 3 minutės, tai dabar liko 13, ar ne? Kas turi klausimų kokiu nors? Prašau. Labai daug blogų idėjų, ar ne? Kaip jūs patartumėte atsilaikyti? Ir ar yra kažkokie ženklai, kurie jums padėtų nuspręsti, kad galbūt reikėtų pasiduoti, nes vis dėlto kas 10 idėja, sakė, yra sėkminga. Jūs visiškai teisi, kad kas yra sėkmingos ne visos idėjos. Tai vienas iš dalykų yra tikriausiai bandyti klausyti savęs. Iš tikrųjų, tikriausiai būti labai arogantiškam ir galvoti, kad aš tikriausiai viską žinau pats. Kaip atsirinkti arba neatsirinkti, kaip nepasiduoti, tai tikriausiai yra vienas iš dalykų, pagrindinis sėkmės laidas yra laimi ne tas, kuris padaro visus teisingus sprendimus, bet tas, kuris po neteisingų greičiausiai atsikelia nuo žemės ir vėl stoja į trasą. Šitą reikia kažkaip tai išmokti labai greitai daryti ir tikriausiai reikia atprasti, graužtis. Na, tikriausiai pasakyčiau atpratimo būdu. Reikia tiesiog, man pavyzdžiui labai padėjo, aš nelabai klausiau vaikystėje tėvų, bet vieną dalyką, ką mane mama pamokė ir ką aš paskui po daugelio metų išgirdau seriale Sopranai. Ir man labai buvo įdomu, kad ten nusikalstamo pasaulio atstovai mane mokė to paties, ką mane mokė vaikystėje mama. Bet mama man sakė, kad niekada nesiskūsk, nes niekam neįdomu. Ir Sopranuose yra tas pats, never whine because nobody cares. Ir iš tikrųjų taip. Tiesiog reikia surasti savyje jėgų ir pasmaugti norą skūstis ir pasakoti apie tai, kaip nepasisekė. Visi sėkmingi žmonės, tie, kurie jau kalbėjo jums, tie, kurie dar kalbės jums šiandien arba kurią nors dieną, jie visi turėjo labai daug nesėkmių ir nusivylimų. Kuo jie skiriasi nuo tų, kuriuos jūs laikote nevykėliais, tai yra tai, kad jie apie savo nesėkmes nekalba. Jie iš savo nesėkmių labai greitai ir tyliai pasimoko patys ir varo tolyn prie sėkmės ir kai jiems pasiseka, tada jie kalba apie tai, kaip jiems pasisekė. Ir šitas dalykas dažnai sudaro apgaulingą įspūdį, kad yra žmonių, kuriems sekasi ir yra žmonių, kuriems nesiseka. Ne visai taip. Tiesiog sėkmingi žmonės išmoksta nesifokusuoti ties savo nesėkmę, o vienas iš nesifokusavimo būdų yra apie ją nešnekėjimas. Užsičiaupkit, nereikia apie ją šnekėti, iš to nieko gero nebus. Ir tikrai, jeigu jūs eisit ir skūsitės, kaip jums nepasisekė, tai tikrai nuo to nieko nebus gero. Čia man priminė vieną pavyzdį, kai aš dar gyvenau seniai Britanijoje, kai Lietuvoje verslas buvo žymiai prastesniai situacijai, negu jisai dabar yra. Lietuvos ambasada Didžiojoje Britanijoje organizavo Lietuvos lengvosios pramonės įmonėms, tekstilininkams tokį susitikimą su britų verslininkais, kad reiškia tie žmonės, kurie siuva sukneles, rankšluosčius, visokį ten mezga, trikotažą ir ką kita, kad galėtų susirasti savo pirkėjų Didžiojoje Britanijoje, užsakovų Didžiojoje Britanijoje. Ir pati pirmoji atstovė vienos iš Lietuvos provincijos tekstilės įmonių pradėjo savo kalbą nuo to, kad Lietuvoje ekonominė situacija yra baisi ir jeigu jūs, anglai, nepirksite iš mūsų, tai daugelis neteks darbo ir galbūt turės mirti badu. Paskui, reiškia, po tos kalbos padarė ambasados atstovai pertrauką, ten tom moteriškiam pasakė, kad jeigu jūs norit vėl ką nors taip sakyti, tai geriau jūs nesakykit jau taip, sakykit ką nors kitą. Todėl, kad tikrai niekas nenori daryti verslo, niekas nenori užsakinėti paslaugų ir niekas nenori pirkti prekių iš žmonių, kurie kalba apie tai, kaip jiems nesiseka. Ir maždaug ateikite ir duokite man užsakymą, nes man reikia jūsų pagalbos, nes aš negausiu, jeigu pagalbos, tai man tikrai nepasiseks, paremkite mane. Tai čia yra
Čia nedaug ko skiriasi nuo elgetavimo iš tikrųjų. Ir elgetavimo reikėtų mažiausiai už viską. Baigiant, atsakant į jūsų klausimą, tai tikriausiai viena iš praktikų yra ta vadinamoji teigiama vizualizacija. Tai jeigu nori, kad pasisektų, įsivaizduok, kaip tau sekas. Įsivaizduok užsimerkęs, atsimerkęs naktį ar duše ar kur nors, įsivaizduokit savo verslo modelį, jau tą veikiantį verslą ir kaip jisai sėkmingai veikia. Įsivaizduokit pirkėjų eilės prie kasos, įsivaizduokit, kad ryte atsikėlę 7 val. Ryto įsijungiat kompiuterį, o ten jau yra e-mailuose arba jūsų ten portale jūsų laukia 20 ar 200 neįvykdytų užsakymų, kur žmonės jau jums viską užsakinėja. Ir kai jūs šitą pakankamai gyvai įsivaizduosit, tai labai dideli šansai, kad taip ir bus. Dar klausimų, jeigu aš turiu minutę. Turim iš tikrųjų net kelias. Gerai, tai tada aš drąsiai kažkaip... Jūs tai visi uždavinėjo klausimus, su manęs bijo. Taip. Mes kalbėjome apie kavą, kurios nebuvo, pizzas, kurių buvo labai daug ir naujas 2 idėjas, kurios įėjo, bent jau Vilniui, kalbant apie Jurgį ir Drakoną, Kofeiną, labai smarkiai ir greitai plėtėsi. Tai kas visgi yra tasai sėkmės raktelis, nes arba to nebuvo, arba to buvo labai daug, bet kažkas buvo kitko, reiškia, ir vieno ar kito idėjų, ar istorija, ar kažkoks kabliukas, razinka, ta vadinama, kuri kabino. Tai būtent, kad tai buvo kitaip negu kiti. Arba jau, kad tai turi būti pakankamai beprotiška. Arba rinkos dar nėra, arba visa rinka yra užkimšta kažkuo tai ir visiems atrodo, kad ten jau eiti nebereikia. Matot, kas atsitinka? Naujam verslui labai padeda tai, kas dažnai žudo seną verslą. Senas verslas, jau įsikūręs, labai greitai užmiega ant laurų. Taip dėja būna. Senas verslas labai greitai įpranta dirbti, veikti, kuo labiau sumažindamas pastangas, todėl kad viskas jau veikia. Verslas apauga didelėm korporatyviniam struktūrom. Korporatyvinės struktūros toliau daro po truputėlį tą patį, kas jau buvo daryta. Ir tada ateina toks apsnūdimas ir visiems atrodo, daugeliui konkurentų tada atrodo, kad čia nėra ko lysti, todėl kad šitie jau viską kontroliuoja. Tai yra, nėra čia ko grūstis, ta prasme, ten Maximus nenugalėsi ir viskas, jie jau ir taip viską kontroliuoja. Ir tada visiems pasidaro viskas ramu. Ir čia būtent atsiranda galimybė naujam verslui. Todėl, kad jeigu visiems atrodo, kad viskas yra gerai ir viskas jau yra išspręsta, tai reiškia, kaip tik taip nėra. Tai reiškia, kad jau ten atsidaro galimybė. Viena iš galimybių ieškoti, vienas iš variantų ieškoti naujų idėjų, tai yra eiti ne tenai, kur dar rinkos nėra, o ten, kur jau visi nusprendė, kad viskas absoliučiai išspręsta, rinka pasidalinta, visi žaidėjai savo vietose ir niekam daugiau ten vietos nebėra. Tai dažnai skamba kaip beprotybė, bet tai yra būtent dėl to, kad taip galvojančių yra labai nedaug, tada yra žymiai mažesnė konkurencija. Iš tikrųjų visi galvoja, kad konkurencija didelė, nes viskas išspręsta, bet ten konkurencija yra labai maža, todėl kad niekas nesikiša, nes visi galvoja, kad viskas jau sutvarkyta ir kad naujai atėjusiems vietos nėra. Aš iš savo patirties, tiesa čia iš korporatyvinio pasaulio, bet taisyklė galioja ta pati. Pasakysiu vieną mažą pavyzdį, kaip 2001 berods metais aš buvau visiškai pats savo netikėtas, būdamas gana jaunas vadovas ir nelabai aukšto rango vadovas, su nelabai didelė patirtimi BBC, mane paskyrė važiuoti į Afriką, vadovauti ir kurti naujai kuriamą mūsų biurą Ganoje. Gana yra šalis vakarų Afrikoje prie Gvinėjos įlankos. Ir aš tą darbą, kaip paskui paaiškėjo, gavau todėl, kad aš parašiau pareiškimą, išdėsčiau savo tai,
ką aš, man atrodo, galiu daryti, tas patirtis ir įgūdžius, kuriuos aš turiu. Ir mane pakvietė į dar vieną pokalbį ir paskui man pasakė, tai gerai, tu pirk bilietus ir važiuok ir čia bus tavo biuras, tavo biudžetas, tavo vairuotojas ir taip toliau. Man buvo tada 30, gal 31 metai ir man tai buvo didžiulis dalykas, tikriausiai vienas didesnių pasikeitimų mano gyvenime. Kai paskui vėliau aš pradėjau kalbėti su žmonėm, kurie mane tenai atrinkinėjo ir kurie paskyrė, sako, tai žinai, ne taip daug ir buvo tų pareiškimų tenai. Sakau, kodėl nedaug tų pareiškimų buvo? Sako, tu žinai, visi buvo absoliučiai įsitikinę, kad konkursas yra tik dėl vaizdo, kad į tą vietą jau kažkas tai yra paskirtas ir kad apskritai jau viskas seniai išdalinta, tai ką ten vargintis. Taip daugelis iš tikrųjų galvoja ir jūs galite šitą labai greitai paimti ir palyginti su Lietuvoje visur plevenančiais mitais apie tai, kad viskas rinkoje yra pasidalinta, viskas nupirkta, teisybės nėra ir nebus ir Lietuva yra švogerių valstybė. Dažnai pakanka tik tai pabandyti ir padaryti ir tada būna ir nereikia nei jokių švogerių, nei jokių pažinčių.